Pirmoji Europos čempionato diena kažkokių netikėtumų neatnešė, viskas vyko taip, kaip sakoma, ko buvo galima tikėtis. Lietuvos rinktinė pasiekė solidžią pergalę su tikrai neblogu žaidimu ir momentais demonstravo tikrai gražų krepšinį, momentais kažkur buvo šiek tiek strigimo, tačiau tai yra pirmos rungtynės ir tai yra visiškai normalu ir tai yra, kaip sakoma, buvo galima to tikėtis. Manau, kad Lietuvos rinktinėje yra labai palankus tvarkaraštis, pirmos rungtynės su Didžiąja Britanija, šiandien laisva diena, per kurią bus galima ir pasitreniruoti, ir aptarti, ir pasiruošti. Rytoj mūsų laukia Juodkalnija, tai aš manau, kad Lietuvos rinktinėje kaip tik yra labai geras momentas pasiekti, įsibėgėti ir pasiekti geriausią formą. Be jokios abejonės buvo galima justi tų žaidėjų, kurie debiutuoja Europos čempionate, tam tikrą nerimą, drebulį ir nepasitikėjimą savo jėgom. Pas vienus labiau tas matėsi, pas kitus mažiau. Vieni rungtynių eigoje įsibėgėjo, kitiems turbūt netaip labai pavyko debiutas, tačiau nepasakysiu, kad kažkas tai sudegė. Manau, kad buvo galima to tikėtis ir tie krepšininkai, kaip sakoma, susitvarkė su savo nervų sistema, su jauduliu ir manau, kad kitose rungtynėse jie atrodys visai kitaip, dar geriau atrodys. Na, o šiaip tai turbūt tarp debutantų, nors debutantas Europos čempionate, tačiau jau pernai buvo rinktinėje, turbūt vis tik reikia išskirti jaunąjį Ąžuolą Tubelį. Ir turbūt norėčiau dar išskirti ir Arną Veličką iš tų debutantų. Mano manimu, šių metų Europos čempionatas bus labai įdomus, jisai skirsis nuo kitų Europos čempionatų. Turbūt visų pirmiausia dėl to, kad komandom pavyko surinkti bene geriausias savo sudėtis su visom žvaigždėm. Ir tos žvaigždės yra, reiškia, atvykusios iš už Atlanto, kur atsineša amerikietiško krepšinio braižą. Ir ta tokia simbiozė, sinergija su europietišku krepšiniu duoda labai įdomų lydinį. Kaip pavyzdį duočiau turbūt ir tiek serbų rinktinę, tiek vokiečių rinktinę, kur yra puikus pavyzdys, kada individualus meistriškumas, individualios žvaigždės įsipaišo į komandinį žaidimą. Tai tokia yra kaip simbiozė Europos ir amerikietiško krepšinio. Tikrai yra komandų daug stiprių, aš manau, atsiras ne vienas juodas arkliukas. Aš manau, kad kova dėl medalių bus ne tik tarp tų komandų, kurios buvo skelbiamos kaip favoritai. Aš manau, kad įsipaišys tikrai viena kita komanda, kur sirgaliai net neįtarė. Ir aš labai tikiuosi, kad tarp tų komandų bus Lietuva. Aš asmeniškai Serbijos rinktinę pavadinčiau aiškiu favoritu. Ir sakyčiau, kad jinai per centimetrą arba per 2 centimetrus yra aukščiau už kitus savo oponentus. Taip pat turbūt reikia paminėti būtinai Vokietijos rinktinę, Graikijos rinktinę, be jokios abejonės ir Prancūzijos rinktinę, tai turbūt Lietuvos rinktinė, tai yra pagrindiniai pretendentai į medalius, tačiau aš manau, kad serbai juos lenkia. Bet, kaip gyvenimas parodo labai dažnai, kad reiškia tas per ankstyvas medalių dalinimasis ir kopimas ant tos pakilos, nesibaigius varžyboms, nesibaigius rungtynėms, labai dažnai atneša tokių, sakyčiau, siurprizų. Tai manau, kad taip, serbai yra favoritai, bet nereikia nurašyti ir bent 4-5 rinktinių, kurie drąsiai žais su jais taškas į tašką. Manau, kad Lietuva rytojos rungtynėse yra favoritas, tačiau vėlgi negalima, kaip sakoma, užsidėti savo antpečių ir galvoti, kad darbas padarytas. Viskas yra įrodoma aikštelėje. Lietuvos rinktinė yra ne kartą nubausta už per ankstyvą tokį pergalės šventimą, kaip ir beje nebūtinai Lietuvos ir kitų šalių rinktinės. Tai aš manau, kad žaidėjai tą puikiai supranta, turi šiandieninę dieną, būtinai pasiruoš ir aš tikiu rytdienos pergalę.